Sandėlių duobės visas nuskandino, viską, drenažai nebespėja surinkinėti. Rapsas sėjam, dar rapsas nekultas, taip nebūdavo nekados. Kur mes buvome anksčiau? Be kooperacijos, vyrai, nieko nebus. Nesuprantu tada aš logikos, kam čia tada ūkininkauti? Koks derlius kviečių? Bijau neatsakyti skaičių. Perkam iš naujo kalcito normalų gerą produktą už gerą kainą, ar ne? Ir labai pasteisinas dalykas. Jie turi naują frakciją 0,3, labai smulki ir planuojam šiais metais panaudoti ten, kur iš tikrųjų reikia labai greito efekto. Viską darom, kad ūkininkam būtų patogu, patrauklų, tik reikėtų rūpintis tais vadinamais žemdirbystės reikalais. Kam čia savo, kai kooperatyvas turi? Tai atvažiuoja čia sejalkos, reikia 2 kitą kartą, tai čia tik spėk suktis, pačiam tik pasakiau, viskas padaryta. Va taip. Glaust pečius reik, nes išgaudys, kai paklus kačiukus. Faktas tas, kad reikia kooperatyvų, reikia idėjų, šito reikia. A todėl, kad pupos nesiskaičiuoja. Nesuprantu logikos, skaičiuoji 3, gauni 1,5, tai manau, kad vėl tų kalkių reikės ir vėl vešimės ir tikrai naujo kalcito, nes kol kas geresnių neradom. Tiesiog dirbom ilgą laiką, jau 1000 tonų važiuoja. Kokią naudą pajutot? Matai, 8. Turėdavom 6, dabar turim 8. Va taip.